Sausio 5 ir šiandien filmuoju pirmąjį sausio video gabaliuką. Tai pirmiausiai norėčiau parodyti jums savo pirmąjį šių metų pabaigtuką. Kaip ir minėjau savo pradėtukų video, kad turiu porą, kuriuos greitai pabaigsiu, tai šį ir norėjau pabaigti, bet nepavyko iki metų galo, tai pabaigiau sausio 1 dieną ir tai yra štai toks Mill Hill Snowman Globe. Labai gražus, čia biškį, vat įeina karoliukų daug. Labai gražus rinkinukas. Kiek dienų siuvinėjau negalėčiau pasakyti, bet aš tiesiog buvau padarius apačią to rinkinio be karoliukų ir tada padėjus ir siuvinėjau labai ilgai Lanarte Secret Stitch Sella ir jo dar nebaigiau, liko viena dalis. Ir tada šis buvo numestas ir kai atėjo žiema, labai norėjau pabaigti nors vieną iki galo metų, bet nepavyko. Nu tai pabaigiau sausio 1. Štai pirmas darbelis toks. O po to, kaip prisimenate, buvau ištraukus Oval Forest Embroidery šį darbelį. Pradėjau siuvinėti nuo šio krašto. Na ir kaip manote, kiek jo padariau? Ogi siuvinėjau 4 dienas. Ir pradžioje buvau taip užsivedusi ir siuvinėjau nemažai, kadangi buvome išvykę ir turėjau šiek tiek daugiau laiko pasiuvinėti, šiek tiek mažiau miegojau, kadangi šventinės dienos, tai net padariau štai tiek, įsivaizduojat kiek daug, 13% virš 2000 kryželių, kaip man čia būtų kokių 2 savaičių darbas, o aš padariau per 4 dienas. Taigi kaip pradėjau nuo šio žalio siuvinėti, tada tą bokštelį, tada čia namelį šitą siuvinėjau, ar čia kaip koplytėlė. Šitą geltoną išsiuvinėjau ir blogai paskaičiavau, tai išardžiau ir iš naujo išsiuvinėjau. Tai taip siuvinėjau, kol daėjau iki šio vienspalvio didelio meškino. Nu jau šis man šiek tiek pabodo, čia iš 2 spalvų, bet nesimato prie šio apšvietimo tik dienos. Na ir šitą didelį meškiną pradėjau siuvinėti, nu ir ką, vakar pradėjau ir dingo tas įkvėpimas šitam darbelį. Kaip ir norėčiau jį siuvinėti, nes labai smagiai siuvinėjasi, tie spalvų perėjimai tokie smagus ir šiaip išsiuvinėjai mini elementą ir tau mini pabaigtukas gaunas, mini elementas ir pabaigtukas. Tai taip smagiai siuvinėjasi, tikrai norėčiau dar tęsti, bet tas didelis meškinas biškį atbaido. Tai pagalvojau, kadangi jau šio darbo turiu išsiuvinėjęs, čia yra 13% virš 2000 kryželių padaryti, iš viso šiame darbe yra 16 000 kryželių, tad pagalvoju, laikas paimti naują darbelį. Ir šį kartą išsuksime ruletę ir išmesime kauliukus, kiek dienų siuvinėsiu šį darbelį. Taigi, turime ruletę, kurioje metu reklamą, bet nesvarbu. Taip. Ir spaudžiam suktis. Na ir žiūrime, kokį darbelį gausime siuvinėti šį kartą. Ir tai yra voverytė. Puiku. Tai bus Svetlana Šitskar voverytė. Dabar išmesiu dar kauliukus. Štai yra kauliukas. Ir išmesiu kiek dienų. Jum nesimatys dienų skaičius, bet aš pakelsiu kauliuką. Ir tai yra 6 dienos. Siuvinėsime, 6 dienas šią voverytę. Ir dabar galime išpakuoti ją kartu su manimi. Tai aš keisiu medžiagą iš tai tokią. Labai populiari jinai yra, nereikės snaigių žeminių siuvinėti, tai darbelis dar sumažės, o voverytė visiems gerai žinoma. Na ir aš ją išpakuosiu. Po praeito video su manim pasidalino Inga, labai jai ačiū, schemute ir dabar galėsiu siuvinėti iš sagos ir žinoti, kiek padariau kryžiukų.
O Vulforius Embroidery siuvinėju su Fantastic Stitch programėlė, o šitą voverytę, kadangi Sagos failą gavau, tai su Saga. Gaila, bet Saga nebe iki galo veikia, nu tai kol dar veikia, tol naudoja. Štai tokia voverytė. Dydis jos yra 16x22. Jeigu ant 27 kanto siuvinėtume, bet aš siuvinėsiu ant 32, tai bus šiek tiek mažesnė. Tokia mėla voverytė. Į rinkinį ėjo siūlai. Štai. Bet labai matau trumpai sukarpyti. Man labai nepatinka trumpai sukarpyti siūlai, o čia matau jau bus problema su siūlais. Nes labai nemėgstu tokių trumpų siūlelių. Nu, labai trumpi. Man patinka, kaip Dimension įdeda tokius ilgus, o šitie labai trumpi. Nu, bet ką padarysi, gal bus po nedaug kryželių ir tiesiog, nu, kas tiek ir keisis siūlas. Tai pamatysim. Nes matau, kai kurių atspalvių yra po vieną giją tik įdėta. Tai net 1, 2, 3, 4 po vieną. Aha, ir spalvų iš viso matau 19. Aišku, kadangi voverytė ruda, tai rudų daugiausiai. Na ir įdėta schemutė. Jos nerodysiu, tai įdėta ir spalvota, ir nespalvota. Įprastai, man atrodo, merginos perka tiesiog schemą be rinkinio. Ir štai medžiagytės dydis, jeigu būtų ant 27 kanto, kaip minėjau, aš siuvinėsiu ant 32. Tai ką, pradėsim ir net 6 dienas gavau siuvinėti šitą. Matysim, ar aš nenuspręsiu jo trumpiau siuvinėti. Bet jeigu taip, tai tada siuvinėsiu iki savaitgalio, iki šeštadienio šitą. Ir imsim kitą darbelį. Šiandien yra beje pirmadienis. Tai ką, iki ir susitiksime jau kitame įjungime pažiūrėti, kiek gavosi voverytės. Na, praėjo jau 6 dienos, šiandien šeštadienis ir noriu parodyti, kaip man pavyko išsiuvinėti šio voveriuko. Ogi, tada pažiūrėkit, kaip gražiai gaunasi. Čia jau 30%. Kryželių gal ir nedaug, čia 1500 maždaug, bet atrodo labai gražiai ir spalvos logiškai einasi. Labai patiko, aš kažkaip turėjau susidaręs įvaizdį, kad siuvinėjant dizainerių schemas, jie kryžiukai labai išmėtyti, spalvos labai daug keičiasi, o čia taip logiškai siuvinėsi, taip smagu buvo. Tai vat jau turiu beveik visą uodegytę, tik trūksta baltos spalvos ir backstitch. Na ir tada pabaigus uodegytę eisiu toliau kūnelį siuvinėti. Tai štai tiek turiu. O dabar pažiūrėkime, kas laukia mūsų toliau. Nes šį darbą jau ganėtinai ilgai siuvinėjau, iš pradžių taip intensyviai, o po to šiek tiek sulėtinau, nes buvo penktadienis, šiandien ne šeštadienis, sekmadienis, atsiprašau. Na ir pažiūrėkim, ką siuvinėsim šiandieną. Nu. Ir... Voveriukas dar kartą. Na tai gerai, toliau tęsim voveriuką, siuvinėsim baltą spalvą, sniegutį ir backstitchą. Na ir pažiūrim, kiek dienų laukia voveriukui. Kaip visad jūs nematysite, o aš jums parodysiu. Vėl 4 dienos voveriukai. Na tai ką, pasiuvinėsim voveriuką ir po to dar kažkokį vieną darbelį iki naujo video. Tai susitiksim neužilgo. Na ką, jau penktadienis, ši savaitė buvo labai neproduktyvi. Nutiko gyvenimiški dalykai, aišku, ir siuvinėjimas nuėjo į antrą planą. Pradėjau labai ambicingai, išsiuvinėjau nemažai kryželių per vieną kartą ir tada bam, ir nieko nebesiuvinėjau likusias dienas. Ten po porą kryželių, jeigu ir padėdavau, tai būdavo gerai. Na ir
Kaip matėte, darbelis buvo prieš tai 30%, dabar turėsiu 44% ir tai yra 2300 kryželių iš viso. Na ir pažiūrėkime, kaip atrodo mūsų voveriukas. Štai. Negaliu patikėti, bet taip gražiai viskas gaunasi, išsiuvinėjau ir šokinėjau iš laimės. Šiek tiek padariau backstitch'o, kaip matote. Tada pabaigiau čia sniegutį, išpildžiau visą uodegą baigta, išskyrus trūksta 2 backstitch'o spalvų, 2 padariau. Ir tada čia norėjau daryti kitas, bet reikėjo kitos kūno dalies, kad taip baigtos normaliai ir nes matote pereina iš vienos į kitą. Tai dar pasiuvinėjau čia pilvuką ir čia šiek tiek rudai dar. Na štai tai. Iš to labai gražiai atrodo. Šis audinys taip pat puikiai tinka, net pradėjau galvoti, kad norėčiau ir daugiau gyvūnėlių išsiuvinėti, nes kol turiu daugiau tos medžiagos. Čia tik tais atsikirpau 1/4. Tai norėčiau išsiuvinėti dar vieną, bent jau dar vieną. Nes labai smagiai siuvinėjasi, bet neturiu, tai pagalvosiu. Štai, galim palyginti. Tai sakyčiau, ant šio audinio atrodo daug gražiau. Šiek tiek dar padariau balto taškiuką ir išliptusi, tai atrodo labai gerai įsilieja į patį audinuką. Labai patenkinta rezultatą. Na, tai ką, apžvelkime, ką pavyko išsiuvinėti per šias 2 savaitės. Pamiršau išsitraukti, tai atsiprašau, šiek tiek užtruksiu. Tai per šias 2 savaitės pasiuvinėjau 2 darbelius. Tai vienas štai šis, kur taip pat išsiuvinėjau apie 2000, tai gavosi, kad per savaitę apie 2000 kryželių padarydavau, čia mano tempais labai daug, nes įprastai būna apie 1000. Tai buvo, tas žaidimas paskatino daugiau siuvinėti panašu. Tai va. Štai šitas. Abu darbeliai labai skirtingi. Ir šitas. Oi. Džiaugiuosi progresu, na ir matysime, kaip seksis toliau. O toliau, jeigu norite, tai žiūrėkite mano pakvaišusius pirkinius ir sužinosite, ką dar nusipirkau taip netikėtai. Ir jeigu jau baigėte žiūrėti, tai ačiū, kad žiūrite, mano progresas ir susitiksime kitą kartą. Spėkit, kuris žmogus labiausiai pakvaišęs dėl pirkinių? Aš. Ir spėkit, ką nusipirkau vėl. Rijolio dėžutės. Ir spėkit, po ko pirkimo nebeliko Rijolis dėžučių atsiparduotuvėje. Manęs. Taigi nusipirkau, pasirodo, paskutinis Rijolis dėžutės ir man parašė žinutę, kad Rijolis dėžučių negavo. Todėl mano visi rinkiniai turėtų būti supakuoti šitoje dėžėje be jokios dėžutės. Bet užtat gavau papildomą 5% nuolaidą. Tai aišku, kad nepykst. Na ir išpakuokime. Taigi, viduje burbuliniai lapeliai ir po 5 rankinukus. Na ir žiūrime, ką gavome. Ar pasikartos rinkiniai kaip prieš tai, ar ne. Ir pažadu, tai jau paskutiniai mano Rijolis dėžučių pirkiniai. Daugiau nebepirksiu. Na, pirmas. Oi. Na, painulis. Pažiūrėkit, koks gražutis vazonėlis. Ant 14 kanto aidas ir 15 spalvų. Visai gražus. Pasvarstysime, ar pasilikti taip. Sekantis. Į tą pačią seriją beveik atrodo. Vėl gėlytės, našlaitės, man atrodo. Nėra. Jo, tikriausiai našlaitės. Šis kažkaip gražus, bet irgi panašaus stilistikos, 14 kantas, 19 spalvų. Abudu, tas 22 ant 22, vienas 25 ant 25. Sekantis.
O, šitas koks nematytas. O, vau. Aha, o, čia iš tos drakonų serijos, dar žiūrėkit, koks fainas drakonas. Eina savo. Koks gražus, 30 man 40, su Anfor siūlais. Labai gaila, kad ne šis, nes šio aš labai norėčiau, šio irgi labai norėčiau. Realiai šita serija labai graži. Ir tikriausiai gavau, kurį mažiausiai norėčiau išsiuvinėti. Šitą net nemažas. Gražas tikrai labai. Čia tikriausiai bus tas didysis rinkinys. O, dar vienas visai nematytas. Dar vienas gan didelis. Iš žmonių serijos. Žiūrėkit. Vyrukas. Jeigu kažkas esat siuvinėjęs merginą, tai pasirodo yra ir vyrukas. Vat ši mergina tai matyta man. Bet pasirodo yra ir vyrukas. Taip. Vyrukas. Toliau. Paskutinis. O, dar vienas mergaitiškas. Šį kartą kokie nematyti rinkiniai ir vėl iš serijos. Ir kuris tikriausiai vėl man mažiausiai patiko. Pažiūrėkit, koks anime herojų atrodo. Moteris su mergaitė. Kokie nematyti rinkiniai. Visiškai kitokie. 14 kantas, 28 spalvas, vilnos siūlais ir kokios gražios spalvos šviesios, tokios vasariškos. Atrodo, kad didelis turėtų būti, bet 21 ant 30. Toks labai mielas rinkinukas, kas turi mergaitę, pavyzdžiui, dukrą. Nu, uždėrėjo. Labai įdomus rinkiniai. Super įdomus, tokie nematyti. Visų serijų kaip ir kažką būčiau mačiusi. Nes ir čia ką rodo esu mačiusi, bet vat šito būtent nemačiusi. Ir to drakono nemačiusi, ir to vyruko. Nu, pirmą išpakavom, sekantis. Oho, kokį gavom. Žirgelį. Irgi vilnas siūlai siuvinėjimas. 14 kantas, 21 spalva, pažiūrėkit, kokį gražų. 30 man 40. Labai gražus. Sekantis iš prieš tai buvusio krepšelio vėl analogiškas. Čia į kompaniją, šitam tikriausiai. Atrodo visai gražus. Trečias, oho, dičkis. 30 man 40, vėl labai nematytas vaizdelis. Aha. Nu, šitas toks labai paprastas. 21 ant 30. Katinukas? Jo, katinukas. Po šaką tupi ant kopėčių. Na ir paskutinis. Oho. Oho. Vava lavyva. Įsivaizduojat koks tigras? Kas mėgstat kačiukus? Pažiūrėkit. Eikti savo, koks katinas. Max. Didelis katinas. Su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ir čia siuvinėjasi ant 10 kanto. 60 ant 60. Bet čia bus nepilno užsiuvinėjimo. Nepilnas išsiuvinėjimas. Nu ką, galiu pasakyti. Nu čia tai rinkiniai, sakyčiau. Šį kartą tikrai įdėjo ir didesnių, nes vat, netgi 2 tokie didesni.
šitame buvo. 2 didesni tikrai. Ir tada dar 3 didesnis žirgas. Šitas labai gražių spalvų. Dar pagalvosiu. Pasilikti gal šitą. Šitas mažesnis vienas, kaip dabar pastebėjau, vieną įdeda. Ir šitas gėlytas. Tai šitoks vienas buvo ir antras vėl. Antrame nebuvo tokių didesnių rinkinių kaip pirmam. Šitam buvo 2 gėlytės. Ir tada 2 su žmonėm. Vilna siūlais. Šitas labai gražus. Tikrai labai gražios spalvos. Ir Anhor siūlais. Tik 1 iš 10 buvo. Labai liūdna, kad šio negavau. Būčiau labai laiminga bus. Vienas iš mano svajonių rinkinių Ariolio yra šis. Tai va, toks drakonas. Jeigu ką sudomino kas nors, galit nueiti mano Vinted arba parašyti, gal turėsiu kažką. Ačiū, kad žiūrėjote. Na ir tikiuosi, iki kitos savaitės galo daugiau pirkinių neturėsiu. Tad iki ir susitiksime po poros savaičių.